Nueina vyras pas daktarą ausų. Labą dieną, sako, turiu bėdytę. Tai ko skundžiatės? Nu, aš sako, tai nieko. Šiaip sako, aš užėjau paklausti, sako, kaip čia man, sako, būtų, o žmona, man atrodo, sako, kad jau apkurtus, blėt, apšie. O tai kodėl, kas yra, sako? Nu ką, aš žinau, sako, aš su juo šneku, ten atrodo, va, per kambarį, sako, nichuja negirdi nieko, net aš vienas, sako, pasikalbu, net nieko nepasako. Nu tai kaip, sako, patikri daktaras, nu tai pareik, sako, karočiui, atsistok per tokį didesnį atstumą, sako, ką nors sakyk, karočiui, jeigu nesakys nieko, sako, biški arčiau prieik, vėl klausk, vėl tylu, vėl biški, sako, arčiau prieik, nu blemba, sako, ir pasižiūrės, sako, per kiek metrų karočiui atsišauks, ateisi pas mane pasakys, sako, pasakysiu, ant kiek hujova, nu tas vyras pareina, žinai, žmonos tai nenori įžeist, karočiui, batus nusiovė, blemba, žinai, karočiui, žmona virtuviai. Sako, brangioji, kas pietums? Tylu, karočiui. Nu, tas porą žingsnių mostelėjo arčiau. Brangioji, kas pietums? Vėl tylu. Ble, dar arčiau priėjo. Kas pietums? Tylu. Apšiai neina į virtuvę. Sako, ar tu girdėjai, ar tu apšiai, kas tau kur čia? Sako, kas pietum, ką valgy darai? Aš tau, ble, debilė, 4. kartą sakau, kad kotlė, tai kas tau yra?